Clevelando krepšininkai. Antrosiamis sudėtimis rungtyniauja ir vieni, ir kiti. Damonas Jonesas šiandieną yra prametęs net 6 tolimus metimus. Iš 8-2 pasiekė tikslą. Ir štai šis epizodas turbūt geriausiai apibūdina visas rungtynes. Dūsta Clevelando Cavaliers krepšininkai San Antonijaus gynyboje ir be abejo taip žaidžiant tikėtis pergalės būtų naivu. Na, o San Antonijus įgijęs 25 taškų persvarą ir toliau neketina mažinti apsukų. Prarastas kamuolys, Ben Audrichas, nesėkmingas jo žaidimas puolime. Lukas Jacksonas pražanga varžovams. Pastarasis žaidėjas tos mesti 2 baudos metimų. 4 minutės 48 sekundės iki rungtynių pabaigos. Clevelando gretose aikštėje pasirodė ir Zendonas Hamiltonas ir 44 numeris Alanas Hendersonas. Nesitiki Maikas Braunas sėkmingo žaidimo šiose rungtynėse ir išleidžia nepagrindinės sudėties krepšininkus. Fabricijus Obertas. Pažeista 3 sekundžių taisyklė. Dar viena San Antonijaus klaida. Gregui Popovičiui tai nepatinka, tačiau be abejo į visas šias situacijas jisai gali žvelgti jau pro pirštus, nes tai galutiniam rungtynių rezultatui įtakos neturės. Ilgai Jacksonas ieško kam perduoti kamuolį ir galų gale suranda. Zendonas Hamiltonas, pirmieji jo taškai šios dienos rungtynėse, labai sudėtingas metimas, tačiau jis pasiekė tikslą ir skirtumas sumažėjo iki 21 taško, 4 minutės 5 sekundės iki ketvirto kėlinio pabaigos. Ir dar viena pražanga puolime ir vėl Fabricijus Obertas pažeidžia taisyklės. Pasipylė ir vienų, ir kitų krepšininkų klaidos. Nikas Van Exelas, turintis taiklią ranką krepšininkas, dar įsūdo vieną tolimą metimą į Clevelando Cavaliers krepšį. – 96-72. Vėl Zendonas Hamiltonas ir vėl taiklus. Ketvirtasis iš eilės jo taškas, vėl skirtumas sumažėja iki 22 taškų. San Antonijus jau visiškai arti antros pergalės iš eilės čempionate. Priminsiu, jog daugelis NBA ekspertų prognozuoja, jog šiemet San Antonijui pavyks apginti NBA čempionų titulą. Ši komanda, anot daugelio, dar labiau sustiprėjo. Komanda papildė keli stiprus krepšininkai, turintis nemažai patirties NBA arenos ir be abejo tai turėtų praversti San Antonijaus komandai. Dar viena minutės pertraukėlė skelbiama SBC Center arenoje, likus 2 minutėm 50 sekundžių iki rungtynių pabaigos. Baigėsi minutės pertraukėlė, priekyje San Antonijaus krepšininkai, 21 tašką yra įmetęs Timas Duncanas, 18 Parkeris, Briusas Bovenas 12, Emanuelis Žinobilis 10. Tonis Parkeris labai sėkmingai rungtyniavo, kuomet buvo išleidžiamas į aikštelę. Šiandien jis yra atlikęs net 8 rezultatyvius perdavimus. Nuo Fabricio Oberto kamuolys palieka aikštės ribas. Naujos 24 sekundės Clevelando Cavaliers komandai, kuri šiandieną tikrai nedemonstruoja to žaidimo, kurio tikimasi iš šios komandos.
Iš 19 vos 4 tolimi metimai pasiekė tikslą. Tuo tarpu San Antonijaus krepšininkai iš 15 pataikė 9. Dar viena klaida, praranda kamuolį Clevelando žaidėjai. Jį perima Beno Udrichas ir matydamas, jog nepavyks pelnyti taškų greitos atakos metu, sustato savo komandos draugus į pozicinę ataką ir dabar jau jo perdavimas Michaelui Finley. Michaelas Finley pelno 3 taškus ir padidina skirtumą iki rekordinės persvaros. 101-74 totalus sutriuškinimas Clevelando. Ir be abejo, tai labai į naudą turėtų išeiti Clevelando komandai, kuri šiemet tikisi patekti į atkrintamąsias varžybas. Lengvai susidorojusi su New Orleans Hornets komanda. Dabar antrose čempionato rungtynėse jai teko išbandyti kur kas kietesnį riešutėlį ir jo perkasti Clevelandas taip ir nesugebėjo. Beno Udrichas. Ginčo kamuolys fiksuojamas tarp Beno Udricho ir Maiko Vilkso. Atkovoja kamuolį Clevelando Cavaliers krepšininkai. Aleksandras Pavlovičius veržiasi po varžovų krepšių, tačiau sugeba padaryti klaidą ir dar vienas prarastas kamuolys. Šiandieną jau 16 kartų suklydo Clevelando Cavaliers krepšininkai. Pražanga 31 numeriui Zendonui Hamiltonui. 6 sezoną NBA pirmenybėse rungtyniaujančiam krepšininkui. Zendonas Hamiltonas praėjusiame sezone atstovavo Milwaukee Bucks komandą. Šiemet jis pakviestas į Clevelando Cavaliers ekipą. Nikas Van Exelas pataikęs 2 tolimus metimus iš 3. Beno Udrichas. Van Exelas. Dar vienas jo mėginimas. Šįsyk kamuolys skrieja pro šalį, tačiau Fabricijus Obertas atkovoja kamuolį po varžovų krepšių. Prasidėjo paskutinioji ketvirtojo kėlinio minutė. Kas laimės šias rungtynes, klausimų nekilo jau trečiajame ketvirtyje. Galbūt ištikimiausi Clevelando fanai vis dar tikėjosi, jo komanda vedama LeBrono Jameso, Žydrūno Ilgausko, Lario Hugheso ir Drew Goodeno sugebės sukurti nedidelį stebuklą, tačiau to padaryti jiems nepavyko. Patenkintas ir Emanuelis Žinobilis ir Timas Duncanas startų NBA čempionate. 2 pergalės iš eilės, geras rezultatas. Na, o Clevelandas patiria 15-ąją nesėkmę iš eilės čia SBC Center arenoje. Paskutinį kartą šių komandų susitikimas čia susiklostė kur kas dramatiškiau, tik paskutinėmis mačo sekundėmis Timas Duncanas taiklių metimų išplėšė pergalę savo komandai. Šiandieną labai stengtis Timui Duncanui nereikėjo. Puikiai rungtyniavo ir kiti jo komandos draugai. Nors Timas Duncanas yra rezultatyviausias San Antonijaus komandos krepšininkas. Priminsiu, jog jis yra surinkęs 21 tašką. Clevelando komandoje 20 taškų yra įmetęs LeBronas Jamesas, na, o Žydrūnas Ilgauskas šiandieną rungtyniavo blankokai. 4 metimai iš 11 pasiekė tikslą, 1 baudos metimas iš 2, 5 atkovoti kamuoliai puolime. Apskritai jisai nusijėmė 9 kamuolius ir pelnė 9 taškus, atliko 1 rezultatyvų perdavimą, perėmė 1 kamuolį. 102-74. Likus 10 sekundžių iki rungtynių pabaigos. Priminsiu, jog kita transliacija iš Indianos, ten Miami susikaus su Avietos Pacers klubu. Šakilas O'Nealas, Dwaynas Wade'as ir kiti Miamio krepšininkai mėgins įveikti Indianą, kuri šiame sezone jau sugebėjo kartą palaužti Miamio krepšininkus. LeBrono Jameso sveikinimai stipriausiems
Mes baigėme šią transliaciją. 102-76 toks galutinis šių rungtynių rezultatas. Rungtynės komentavo Tomas Langvinis. Mes laukime jūsų lygiai po savaitės. Likite sveiki.